Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija. Tai išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis. Jeigu atsakysi teisingai, beje, jums atiteks Krekenavos, kai norisi mėsos prizas. Priešingų atveju prizas pereis priešininkams. Žiūrėk, čiupk. Atsimeni, kaip vadinasi klausimas? Dėmesio klausimas. Kas padės, kad mėsos kepsnys būtų minkštesnis? A. Vyšnių kauliukai, B. Banano žievė, ar C. Ananasų tyrė? Žinai? Aš bandau įsivaizduoti, tiesiog steiką kepiesi. No. Jeigu, pavyzdžiui, naudotum kauliuką, kam? Nieko tau tas kauliukas nepridės. Banano žievė, maybe, ananasų tyrė, gal? O čia marinavime? Nežinau, va kaip yra parašyta tiek. Aš galiu tiek. atsakyti teisingą atsakymą. Žinai? Jo, ananasai turi to enzimo natūralaus, kuris ardo baltymą. Dėl to, pavyzdžiui, kai pavalgai ananasą, tau griaužia burną. Nes yra tavo burna realiai. Nesakyk nieko, nesakyk. Kuris yra buvęs dabar? Aš taip pat norėjau klausyti. Kur tu dalyvavai? Aš žiūrėjau YouTube video. Nes turėjau steikų fazę. Ir dabar kartais įsikėp. Ananasas yra natūraliai, jo, jį pamarinuoji ir bet koks parduotuviai pigus pirktas karvės gabalas gali tapti minkštas ir malonus. Tai viskas? Jo, tai Fiksuojam? Taip. Galiu paklausti prieš atsakymą? Žinoma. Pasidalinsi, jeigu ką? Taip, jau. Tu saldainis, aš Krekenava. Dešra. Ananasų tyrė, ar tai tiesa? Daugelis žmonių mėgsta save palepinti gardžiais mėsos gaminiais, rūkytomis ar vytintomis dešromis, dešrelėmis ar kepsniais. Jau svajojate apie sultingą kepsnį, bet kartais išimta iš orkaitės mėsa nebūna tokia minkšta, kaip tikėtasi. Ką daryti, kad to išvengtumėte? Į pagalbą pasitelkite ananasų tyrę. Šiame vaisiuje esantis fermentas bromelainas natūraliai minkština mėsą, skaidydamas kietas baltymų skaidulas. Tai reikia ananasą labai smulkiai supjaustyti arba sumalti ir mėsos gabalėlius nuo pusvalandžio iki 2 valandų, priklausomai nuo storio, joje palaikyti. Garantuojame, kad rezultatai jūsų neapvils. Skanaus! Teisingas atsakymas! Tarp kitko, esu bandęs pats šitą variantą. Mėsa minkštesnė, tas saldumas yra šiek tiek... Tada tą ananasą tiesiog. Jo, reikia nuplauti ir tada kepti kaip normalų steiką. Galiu vieną pasimti? Jeigu parodė, kurį... Aš labai džiaugiuosi, Adrai, koks tu laimingas, aš žinau dabar. Tikrai tu žiauriai laimingas. Čia mano savaitės maistas. Tiesiog geiminsi ir valgysi.